Sveiki visi atvykę, sugužėję į mūsų labai gražią šventę, nuostabią šventę, labai ilgos lauktos sporto salės atidarymą. Šiandien atvyko pas mus būrys svečių, kurie labai prisidėjo prie mūsų salės atidarymo darbais, gerais ketinimais, finansais. Ir noriu pristatyti visus garbius svečius. Taigi, šiandien pas mus svečiuojasi miesto meras Girmantas Mockevičius. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Viktoras Ganusauskas. Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rasmina Kalinauskienė. Taip pat mūsų darželio tarybos pirmininkė Kakauskienė, rėmėjas gerbiamas Česlovas Plazys, mūsų dizainerį įkvėpėja, mūsų ugdytinių mama, Asta Gresienė. Kviečiu gerbiamą mūsų įstaigos direktorę Ireną Bertalienę. Na, kaip minėjo mūsų šventės vedantysis, šiandien mūsų darželėje džiugi šventė. Labai ilgai laukta šventė. Na, visada, kai turi svajonę ir stengiasi, kad jinai išsipildytų, tai taip ir atsitinka. O juk viskas prasidėjo nuo idėjos, viskas prasidėjo nuo svajonės. Na ir šiandieną mūsų svajonės išsipildymas puikiai graži salė. Nuo šiol mes turime puikias galimybės augti sveikesni, stipresni, žvalesni, turime puikias galimybės sportuoti. Už tos svajonės išsipildymą norėčiau padėkoti nuoširdžiai mūsų gerbėmiems svečiam, kurios pradžioje pristatė šventės vedantysis. Aišku, ne visi jie galėjo atvykti, kurie prisidėjo prie mūsų šventės. Tai visų darželių vaikučių, tėvelių ir darbuotojų vardu nuoširdus ačiū jums visiems, kad jūs prisidėjote prie mūsų svajonės išsipildymo. Na, o šiandien linkiu visiems gražios, geros nuotaikos. Visą šią šventę ir be abejo ir toliau, kad sėkmingai mumis kas čia klausytųsi, kad pasiektume gražių rezultatų sporte. Iki šiol mums tikrai fortūna buvo palanki, mums visai neblogai sekėsi, manau, kad bus taip ir ateityje. Norėtume, kad ir mūsų svečiai, kurie galbūt norėtų su mumis kartu pasidžiaugti, kažko tai palinkėti, gal tarsi žodelis. Vadėja, mėly darželinukai, rėmėjai, tėveliai. Kaip sakė direktorė, kad jeigu norime, tai galima pasiekti visko, bet aišku, pasiekti visko galima, jeigu visi kartu darome. Tai čia būtų labai geras pavyzdys, kada atrodo iš tokios neįveikiamos svajonės turim tą, ką šiandien turime. Turime gražią salę, jaukią aplinką. Ir čia, žinoma, mums ta pareiga, tai pinigais, kurias mes prisidėjome, tai yra jūsų visų sumokėjimo mokesčiai. Nes jūs visi kartu prisidėjote prie šios salės įrengimo. Ir labai džiaugiuosi dėl to, kad tai buvo geras pavyzdys, vienas iš to greitesnių, bet matyt, sėkmės pavyzdys, ir bus galima kaip pavyzdžiui rodyti kitiems, ar net į kitų rajonų gyventojus, kaip bendros pastangos darė daug gražių rezultatų. Ir turbūt dovanas galima jau suteikti. Taip, dovanas visada galima. Ir mes įsigalys po tokią dovaną turime vežę. Ir nežinau, čia gal vaikučiam buvo gero. Tai vaikučiai labai sveikinu ir tokius 3 kamuolius gimnastikos norime įteikti jų. Ir manome, kad tikrai sportuosite ir mus gyvuodinėsite. Sveikinu. O aš visiems šiems šauniems sportininkams noriu pasakyti, drąsiai ženk į sporto salę, čia sukaupęs visą valią, imk bėgioti ir mankštintis, kad apleistų blogos mintis.
Nuo mažens visus mus moko, kad sportuoti apsimoka. Malūnai, sukrenta ir būna.